Judam su savo valties projektu tolyn. Tai dabar esmė tokia, kad atėjo eilė dėti inkarą ir pasirodo, kad valties nosis, kada yra žemyn, yra nužemėjimas. Susidūrėm su tokia problemytė, kad čia visa ne problemytė, čia visa problema, kad uždėjus inkarą, inkaras nestovi horizontaliai, o jo priekinė dalis stovi va šitai va su pasvirimu. Ir kada stovi su pasvirimu, tada įsileidžia inkaras ir jo ašis įleista stovi ne vertikaliai, o pakrypus į šoną. Tai teko nemažai pasidarbuoti sprendžiant šitą problemą ir esmė tokia, kad reikėjo gamintis plokštę, papildomą plokštę, kuri ištiesintų, pastatytų į normaliai horizontalią padėtį visą pagrindinę inkaro tvirtinimo platformą. Tai teko gamintis plokštę, kuri dėjusi ant viso priekio po apačią. Tai plokštė, taip sakant, taip lengvai nepasidarė. Teko frezuoti plokštėje ir išėmimus, kadangi valtis turi tvirtumo briaunas, bangeles, tai plokštėje teko irgi viską išfrezuoti. Tai o dabar inkaras jau stovi gerai. Viskas dabar jau puikiai. Įsileido originalus minkotinės elektros lizdas. Tikrai gana patogus reikalas. Nėra pigus, bet tikrai patogus. Taip, kas toliau? Užsidėjau ramų laikikliukas. Tai jau kas ramą naudoja irgi. Visi patenkinti, ramų kokybę visi žino. Tai yra pakaitalų, nesu bandęs, bet ką esu bandęs, tai ramas visada buvo naudojamas. Tai tikrai ramų nenusivilta, viskas su juo yra puikiai aukštam lygmenį. Taip, tai va, su inkaru buvo tokie reikalai, tai tikrai čia tas dalykas visas užtruko. Matavimai, taikymai, žodžiu, tai va, ta plokštė visa puikiai užsidėjau, prisiveržė, užsidėjau originali plokštė, užsidėjau inkaras, pasijungė elektrą, užsidėjau laikiklis, viskas puikiai. Kas dabar toliau su šičia, kas su triumukas padaryta, tai triume stovės akumuliatorius, LiFo 4, žodžio, taip, tai LiFo akumuliatorius stovės 180 amperų. Už tai, kad laivas nėra mažas, 4,50 m, tai jau visą dieną atvelkiaut, plius pajungtas bus echolotas nuo to pačio akumuliatoriaus, tai kad visai dienai užtektų, buvo padarytas šiek tiek didesnės talpos akumuliatorius. Dabar kas čia šiek tiek pakeitimų įnešėm į patį vidų, tai pasikeitė vairas, už tai, kad vairas nėra didelis, 28 skersmens. Tai norėjausi, kad vairas būtų su, liaudiškai, kaip čia pavadinti, baranka turbūt. Žodžiu, tai dėl ko už tai, kad nėra didelis vairas, nu galima čia įkišus pirštus sukinėti, bet tikrai yra patogus dalykas ir praktiškai pilnai įsitiesus, atsilošus,
Tai tą dalyką puikiai pasiekė keliais pirštais ir tikrai patogu. Tai va, echolotas sumontuotas, echolotui viskas laidai pajungta, išvedžiota, su elektros instaliacija kaip ir baigta, triumo pompa užjungta, žodžiu, apšvietimas užjungtas, tachometras įdėtas, kolonėlė viskas pilnai sumontuota, visa elektros instaliacija, viskas užbaigta. Bandysiu pažiūrėti, gal čia pavyks žiūrėti. Va, tai viskas kolonėlė yra pajungta pilnai. Viskas sumauta, visos žarnos hidraulinės į trinčiai atsparų kembriką, žodžiu, tai ką aš turiu omeny, gal sunku suprast, bet jeigu kas žino, kur ant technikos būna hidrauliniai šlangos, tam, kad jos nenusitrintų, yra įmaunama įpinama, tą vadinamą įmaunama, galima jį ir įpint. Tai visa elektros instaliacija ir žodžiu, visos šlangos įmautos. Tai yra patogu, apsauga ir tas kembrikas jisai atsparus trinčiai. Žodžiu, gali liestis kažkur į korpusą, nes laidai, kada jau gulės kažkur ant metalo aštresnės briaunos, tai faktas, kad gali greitai prasitrinti ir gali būti trumpas jungimas tada. Tai va taip atrodo visa elektros instaliacija. Susidėjau saugiklis. Iš tikrųjų, tai čia labai tamsu. Pabandysim atsinešti šviesos, kad būtų šviesiau. Nu, va, turim apšvietimą. Šiek tiek geriau bus matyti. Taip, tai dabar sumontuota saugiklinė, kiekvienas panelės jungiklis per saugiklį. Žodžiu, čia sueina pliusas, minusas, iš akumuliatorius ateina per saugiklį, masės, žodžiu, išjungėjas ir viskas tada pasiskirsto į laivą, visą instaliaciją. Tai, žodžiu, va, dabar jau bus gal geriau matyti, ką turiu omeny, viskas čia solidžiai įsivedžiojo, niekur niekas nekabo, vat, tai, ką turėjau omeny, tas šarvas, tai tikrai rekomendacija įsivedžioti, nėra pigus šitas dalykas. Metras šito šarvo, jei neklystu, apie 4 eurai, nu, priklausomai čia pagal diametrą jau, kokį rinksitės. Tai tikrai patogu, viskas susiveda, jei kažkur reikia šone, kaip pavyzdys, laidą išvest, tai tiesiog galima per kraštą, čia kur eina, sakysim, nu, kaip pasakyti, toks spiralinis ir per kraštą tiesiog kažkur vat į šoną reikia, kad ir bendrai laidas ateina, kaip pavyzdys, ir reikia ir toliau eina visa štapinė ir tiesiog prasivedė į šonę ir viskas. Jokių problemų, kur reikia, ten įsivedė ir tapinė gali eiti toliau. Tai va tiek su instaliacijom. Šitą vietą kaip ir pavaikta. Tai dabar kas pačiam viduj pasijungs nuo visos šitos panelės, tai pabandysim įsijungti ir pažiūrėti, parodyti, kas čia gaunasi. Tai va. Voltažas, žodžiu, matomas, tai čia jau nieko naujo, pakrovimo telefonų lizdai, žodžiu, prie kurkė, kaip sakoma liaudiškai. Tai turim apšvietimą, žodžiu, apšvietimą turim triumu, tai tikrai patogu, nes kitą kartą parsiplaukia ir tamsiai. Taip, kad norisi matyti, kas yra
sudėta daiktai ar žodžiu, kas bebūtų, bet yra smagu, kada yra apšviesta. Tai va, tai turim triumo apšvietimą. Į triumą susidėjo 2 ledai. Vienoje ir kitoje pusėje, nes patalpa nėra maža. Tai va, tai visas triumas yra apšviestas. Taip. Tai toliau dabar turim salono apšvietimą, denio salono čia. Taip, tai turim visus šonus šviečiančius. Tai irgi susidėjau ledai, žodžiu, ir turim pilnai šonų apšvietimą. Tai tikrai patogu. Ar starkį labai anksti iš ryto gaudant, ar nebūtinai čia, kaip sakau, nereikia užsiciklyties kažkokią žuvim, bet esmė ta, kad kada gaudosi iš ryto anksti, tik tai švintant, į kitą kartą įsiplaukia ant vandens telkinio ir visai dar tamsiai, ir norisi tikrai to apšvietimo turėti. Šitoj vietoj tikrai šviečia tamsiai, praktiškai apsišviečia visas ir denis. Šviesa neįkyri, neišeina niekur į išorę, nesklinda ir apšviečia tikrai, sakau, daug denių. Tai tikrai patogu. Susimontau pakrovimo gale telefonų lizdas. Tai čia irgi patogu pasidėti, pasikrauti telefoną. Masės išjungėjas galinio akumuliatoriaus. Kas dabar taip? Čia padaryta 4 meškerėm daiktadėžė. Tikrai yra patogu, kada nereikia pastoviai parplaukus į krantą krauti iš valties meškerių į mašiną ir grįžus vėl iš mašinos imt kažkur jas dėt. Tai seniai iš to dalyko norėjau, kad būtų meškerės valty ir tiesiog baigus žvejybą viskas liktų valtyje, o ne viską tyst namo. Taip, tai dabar ties čia tai dar didelis burdakėlis. Už tai, kad čia prasivedė hidraulinis kolonėlį iš langos, variklio valdymo, visi kabeliai, variklio pavarų ir gazo trosai. Tai čia dabar dar didelis burdakėlis. Žodžiu, tas burdakėlis pasinaikys, kaip šiek tiek atšils oras ir bus galima ištraukti valtį į lauką. Ir tada dažysis antra valties dalis, tai yra apatinė dalis. Žodžiu, tai tada nusidažys, kabinsis variklis ir visi šitas, kaip sakau, burdakas pasinaikins už tai, kad tiesiog viskas susijungs prie variklio, prasives viskas į išorę, į galinę pačią dalį ir bus viskas čia tvarkingai. Kažkiek tai liks šone, bet liks tikrai nedaug. Čia to viso, tai kas dabar matyt, čia pasidarė benzino bakui, žodžiu, čia dėsis gale. Nuplanuota galiniai daly benzino bakas 25 litrų. Triumo pompą čia susimontavo labai delikatnai gavosi. Aš nenorėjau, kad kai būna pompos, kad tiesiog gale kažkur tai kaip visų būna išpjauta ir ta triumo pompa kyšo. Ne, šitą pompą įdėsiu nuotrauką, žodžiu, tai pamatysit, kad šitą pompą gausi prie pat dugno ir viskas, jinai prasivedė gražiai pro apačią šlangą ir pasijungs prie šono išbėgimas visas. Tai va, tai sakau, labai gerai, nes niekas netrukdo, galima įsidėti ar tai masalų daiktadėžės ar kažkokią kitą mantą, kuri gali drąsiai prisistumti prie pat krašto, prie pat galinės dalies ir triumo pompa
kažkur tai tam, kaip sakyti, visiškai nemaišo. Tai va, tai jinai visiškai liko po galiniu dangčiu ir viskas. Tai va, tai galiniai daly tiek. Tai aišku, dėsis startinis akumuliatorius, jis bus atskiras. Toliau benzobakas. Nu ir ar tai masalų dėžės, nes masalų dėžės iš tikrųjų tai dar daug jų tilps ir čia, nes susidės 4 meškerės ir čia drąsiai 2-3 dėžutės po apačią, po meškerė masalų dėžučių. Tai va. Galinis dangtis irgi taip gana patogu. Buvo pamastymų daryti galinį dangtį iš 2 dalių. Tai kad atsiverčia viena dalis, tai ta dalis turėjo užsibaigti iš čia. Tai tiesiog atsiverčia viena dalis ir tada nuo čia atsiverčia antra dalis. Bet kažkaip likau prie šito varianto. Jis gausi toks patogiau, nes jį atverti. Viskas, jisai laikosi. Aišku, čia tas laikosi, kaip gerai banguos, tai kažin kaip laikysis, bet esmė ta, kad galima ir prisilaikyti atsivertus. Tai va, tai likau prie šito varianto už tai, kad tikrai dalinai taip yra patogiau. Atsivertei, viską matai, vienas kitam netrukdo ir yra patogu. Šitaip ir šitaip viskas. Čia dėsis paminkštinimas. Tai tas paminkštinimas jisai yra čia, viskas čia yra paprastai. O, viskas, turim galinį foteliuką, iš tikrųjų turim valtį. Tai kada daug velkiaujasi, tai tikrai yra patogu atsisėsti. Visiems, aišku, norisi atsisėsti žmoniškai ir išties kojas. Tai geriausias laivas tas, kuriam, kaip sakau, iš kurio grįžus po žvejybos neskauda nugaros. O tas neskauda, tai dažniausiai sueina į tai, kaip tu gali patogiai jame sėdėti. Tai visi velkiautojai žino, kad prasivelkiauja ir pusdienį, ir dieną, ir būna visiškai ir išplaukiama kitą kartą ir anksti ryte, ir grįžtama vėlai vakare. Tai jeigu nėra normalaus atsilošimo visą dieną supantis ant bangų, tai kaip sakau, paskui būna, kad grįžus namo nugara per visą dieną atkentėjus ir gana ją būna, kad nemalonus jausmas, jeigu valtyje nėra normalaus atsisėdimų. Tai taip, tai va sakau, šitoj vietoj tikrai aš galinio šito foteliu tokių dalinai nesuklysiu pasakydamas patenkintas. Taip, tai denio danga pasirinkta guminė. Nenorėjau kavrolino. Galėjau dėti, bet tikrai nenorėjau, nes tiesiog tai yra paprasčiau. Ar tai lietus, ar tai įsiplaut, praploviai, pravaliai, viskas, jokių problemų. Nes įsikėlus žuvį į vidų, visi žinom, kaip tas gliaumas, kaip sakyti, lieka ir paskui jį išplaut. Tai kuo yra valtyje paprastesni paviršiai, kuo mažiau viskas į juos kimba, tuo lengviau tą valtį prižiūrėti. Tai taip, čia pasirinkta guma, šonai, dugnas, visur jūrinė plokštė, padengimas čia raptorius. Visa plokštė irgi po apačią pasidengė, buvo praeitam video matyti, tai ne praeitam, užpraeitam turbūt. Užpraeitam video jo buvo matyti, buvo nuotrauka, kad padengta irgi ta pačia spalva, pilku raptorium, priekinį, žodžiu, dalis irgi pasidengė raptorium. Čia turim dar nedidelę daiktadėžę,
iš tikrųjų labai patogu priekį turėti kažkur vat po ranka. Susidėti galima viską. Ir maistą, ir gėrimus. Už tai, kad kuo arčiau vandens stovi, vadinkime, apačioj, grinai ant aliuminio. Bandysiu aš čia parodyti, nes dar čia neįdėta rankenėlė. Va, tai čia yra padaryta maža daiktadėžė ir šitoj vietoj dugnas padarytas. Tik jisai dar neįdėtas, tai gali būt, kad esmė tokia, kad sakau, šitoj vietoj, šitoj maža daiktadėžė, jinai atlieka tikrai puikią funkciją, čia gerai stovi maistas, gėrimai, už tai, kad čia yra tiesiai aliuminis ir nuo vandens čia dažniausiai būna vėsu. Tai ar tai susidėt daiktam, ar tai maistui tikrai vietoj patogu, nes galėjau padaryti šitoj vietoj bendrą dugną, bet tiesiog sugalvojau, kad šitoj vietoj tikrai pravers daiktadėžį. Taip, kas toliau? Tai čia turim panelės nedidelį burdačioką. Netoks jau ir nedidelis. Iš tikrųjų gana nemažas. Irgi turim apšvietimą viduj. Taip. Tai dabar turim ir galinės dalies apšvietimą. Neparodžiau, visai pamiršau. Turim visą galinę dalį apšviestą, irgi įdėtas ledas, kad nereikėtų tamsiai žabaliot. Tai taip, čia daug maž denis apžiau, kas patogu ir irgi įdėtas lizdas akumuliatoriaus pakrovimui. Tai žodžiu, grįžus nereikia kabyti tiesiai nuo pakrovėjo ant akumuliatoriaus, o fiškiai įsidės ir viskas. Iš karto kraunasi akumuliatorius esantis viduj integruotas. Taip, tai dabar ką esmė, kad laukiam šiltesnių orų. Laukia apatinės dalies dažymas. Tai šiek tiek sustojo viskas. Taip, tai jau pasižiūrim, nes buvo dažyta tik tai viršutinė dalis. Viena spalva ir apatinė dalis bus numatyta pilka spalva. Bus 2 spalvų. Šitą spalvą man iš tikrųjų labai patiko. Tokia, nežinau kaip pasakyti, šiuolaikiška gal. Tai apatinė dalis bus pilka. Kažkokiu daugiau marginimų nenumatyta. 3 spalvos. Nes tiek viduj denis pilkas, tiek apatinė dalis bus pilka. Taip, nepakalbėjau dar apie stiklą konsolę, žodžiu. Tai valtis yra 91 metų, tai šita konsolė jau buvo mačius vargo tikrai daug. Taip, tai jinai buvo išvežta Karoliui į Lazdijus. Daug kas žino Karolį iš Facebooko kaip Gudauto. Tai vyrukas tikrai profesionaliai dirba su poliravimu paslaugom. Ir žodžiu, ačiū Karoliui už atliktą, labai gerai atliktą kokybišką darbą. Nes šitas stiklas tai jis buvo dar matyti ir paaižėjęs, ir geltonas, ir įkelsiu aš nuotrauką. Nuotraukos aišku dar taip nepersiduos visas vaizdas, bet jisai buvo tragiškas. Tai Karolis
puikiai padirbėjau šitoj vietoj. Tai va dabar jeigu matot praktiškai kontūrą. Matyt kontūras, bet stiklo natūroje, nu, jeigu va taip iš šono, bet jeigu iš priekio užvesiu, tai realiai stiklo ant atspindžio matyt, kad yra stiklas. Tai dar kartą dėkui Karoliui, puikiai padirbėjau, sakau. Nesitikėjau, tik žinau, kad Karolis rankas turi, bet kad taip gausis, tai nesitikėjau. Tai iš tikrųjų buvo nupirkta konsolė ir kita šitam laivui. Tai ta konsolė dabar įdėta į pardavimą. Visiškai ant jos uždarbio nei vieno euro nėra. Už kiek jinai buvo nupirkta, už tiek ir įdėta. Jeigu kam įdomu, tai ta konsolė klauskit. Jinai buvo, aš ją nepats užsisakiau, jinai buvo nupirkta iš Kauno, žmogus buvo parsivežęs. Tai žodžiu, dėl ko man jinai nepatiko, kad jinai buvo gana statesnė. Šitas stiklas, vadinkim, jeigu jisai yra, kaip jums pasakyti, dabar pas mane yra įdėtas echolotas, tai dabar man telpa echolotas. Jeigu būtų anos konsolės kampas buvo daug, vadinkim, statesnės ir man jau viskas nebetilpo. Tai buvo anas kampas labiau link vairuotojo, o šičia kampas yra daugiau į viršų ir viskas. Ir man vienintelė problema, kur buvo su ana konsolė, kad tiesiog negalėjau įsidėti echoloto. Tai jeigu jau echolotas netelpa priekį, tai jau netenkino mane šitas dalykas. Aš norėjau, kad tilptų echolotas priekį. Tai va, tai šitoj vietoj tikrai viskas, stiklas originalus. Ir pakol kas aš jau patenkintas. Bus matyt. Laikas parodys. Aišku, polikarbonatas jisai skyla, jisai aižėja, bet viskas yra sutvarkoma, viskas yra padaroma. Tai čia nematau tame problemos. Taip, kas dabar toliau? Galiniai daly. Galiniai daly. Taip. Galiniai daly dėsis echolotų sonaras. Tvirtysis apačioj. Dėsis čia, kaip anksčiau sakiau, jau variklis. 9.9 Yamaha sportas dėsis, koja čia jau L-as, variklis dėsis su trimu, su starteriu, su generatorium. Pasikeitė išleidimo vandens iš valties. Visa propkė pasikeitė. Tai čia dar likus sena spalva, kaip ir buvo matyti anksčiau, nes galinė dalis, viskas čia pačia, viskas dažysis vėliau. Tai va, tai žodžiu, padirbėta tiek. Laukiam šiltų orų ir tęsim toliau darbus. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų video.